Sveiki, esu renginių vedėjas Giedrius Irbinskas. Renginius vedu jau 4 metus. Mano šventės atsimena tuo, ne kiek alkoholio buvo išgerta, o kad buvo linksma ir smagu. Dažnai tėveliai bijo renginių vedėjo ir didžėjus. Jie būna to nematę ir jiems atrodo, kad tai bus klubinis didžėjus, bus kažkoks tai šou ir nebus tradicijų, nebus paliesta vestuvių tema. Tėveliai, būkit ramus, nes pas mane šventėj būna ir tradicijos, ir atrakcijos, realybės šou, šiuolaikiški žaidimai. Ši profesija mane patraukia tuo, kad tai yra mano pašaukimas. Tu jauti, esi savo rogėse, kad tu gali užvesti visus, gali užvesti publiką, gali su jais linksmintis kartu. Kai jie ateina gerai nusiteikę, tai tu pamatai žmonių šypsenas ir tu užsikrauni. Viskas. Pamiršti dienos rūpešius, pamiršti, kas buvo per savaitę ir tu įsilieji. Kaip sakoma, atrask darbą, į kurį tu eisi kaip į šventę ir tau nereiks dirbti. Šituo atveju atradau tą veiklą, kurioje einu į šventę ir kartu su kitais galiu švęsti.